Na ką, sveikučiai visi su dar vienu nauju pirmadieniu ir šį kartą įrašinėju jums paskutinius epizodus iš Azijos, kadangi jau visai greit išskrendu į Europą. Ir neslėpsiu, jeigu buvote su manimi visus šituos 6 mėnesius, tai visą laiką vedžiau jums epizodus ir iš Tailando, ir iš Vietnamo, ir iš Balio. Ir patikėkit, buvo įvairių situacijų, kai galvojau, gal neišeis įrašyti, nes nežinau, kur aš būsiu, kokios bus pas mane, kaip sakant, aplinkybės, bet visada surasdavau būdą, kaip tai padaryti jums, kad kiekvieną pirmadienį išeitų naujas epizodas. Ir galbūt šis epizodas bus toksai mano pamąstymai apskritai apie visą buvimą Azijoje, ką aš išmokau, nors esu čia ne pirmą kartą, esu 6 kartą Azijoje, bet galbūt šiais metais, šį kartą aš atsivėriau labiau viskam, žmonėms, kelionėms, vaizdams, viskam. Nes kartais tu gali atvažiuoti į šalį ir tu kažkiek esi užsidaręs ir galbūt nieko tiek neprisėmi, kiek kitais kartais. Dėl to kartais labai žmonės nustemba, kad kodėl aš esu ten buvusi Tailande jau 6 kartus. Nes galiu pasakyti, kiekvienas buvimas yra labai skirtingas. Kiekvieną kartą tu pamatai kažką naujo, kiekvieną kartą tu pamastai kažką naujo. Ir šis kartas, manau, yra man sunkiausias palikti Aziją, nes visada norėdavau būti Škotija, skris namo, jau galvodavau, kaip ten bus, o šį kartą visiškai to nenoriu. Ir galbūt nenoriu, ką mes iš tikrųjų kalbėjom irgi su merginom, su kuriomis susipažinau, yra dėl to, kad galbūt supratau, kokį gyvenimą aš iš tikrųjų noriu, ką ir kalbėjau paskutinius kelius epizodus. Ir šiuo epizodu galbūt noriu, kad ir jūs susimastytumėt apie tai, nes mes labai dažnai esame tokiame autopilote, ar ne? Mes gyvename savo gyvenimą, einame į darbą, turime rutiną ir, žodžiu, taip tas ratelis sukasi, sukasi, sukasi. Bet kai tu išvažiuoji galbūt į kažkokią kelionę, tu apsupi save su visai kitokiais žmonėmis, tu pradedi domėtis kitų žmonių kultūromis, kaip kiti žmonės gyvena ir įsijausti visą tai. Tu pradedi suprasti, kad, žinai, yra visai kitoks būdas gyventi, negu tu galvoji. Ir tavo mąstymas pradeda plėstis ir galbūt tai, kas atrodė kažkada neįmanoma, tau atrodo, kodėl neįmanoma, nes per šią kelionę iš tikrųjų sutikau daug ir šeimų, kas čia gyvena ir su vaikais, ir augina šuniukus, ir iš tikrųjų kuria čia savo, kaip sakant, gyvenimo, šaknis leidžia. Ir kai pagalvoji, tie žmonės suranda būdą, kaip tai padaryti, ar ne? Ir kai pasiklausai jų istorijų, kodėl jie tai padarė, tai yra todėl, kad norėjo vaikams parodyti geresnį pasaulį, kad daugiau vaikai išmoktų, nes iš tikrųjų, jeigu tu gyveni Azijoje, tavo vaikas tikrai išmoks labai daug, nes tu visų pirma apsupsi save su visai kitos kultūros žmonėmis, vaikas pamatys visai kitokią pasaulio pusę, ar ne, ir panašiai, ir apskritai dėl kainų, dėl klimato, dėl visko, ta prasme. Ir aišku, aš nesakau iš to epizodo atvažiuokit visi gyventi į Aziją ar kažko, bet tiesiog ką noriu pasakyti, kad tai, kas mums atrodo yra galbūt neįmanoma arba atrodo, ai, čia ne man, negalėčiau, nes pavyzdžiui, tas pats būna, kai, tarkim, žmogus galvoja pradėti kokią veiklą ir jisai bando surasti kokią 30, nežinau, tūkstančių priežasčių, kodėl jis turėtų to nepadaryti. Bet iš tikrųjų, jeigu jisai atsisėstų ir savęs paklaustų, ar iš tikrųjų tai yra tiesa, ar aš tik tai čia, kaip sakant, bandau, kaip sakant, tai yra net nepasianalizuoju, iš tikrųjų, ar aš galėčiau, bet aš iš karto jau užbėgu, kad aš to negalėčiau, ne? Nes aš žinau tai ir iš savęs. Pavyzdžiui, pas mane irgi seniau būdavo, kažkas kažką pasiūlydavo, kažkokią mintį duodavo ir iš karto tiesiog kaip kokia apsauga, tu bandai surasti priežastis, kodėl to nedaryti arba kodėl to nepradėti ir panašiai. Tai dėl to, kad mes iš tikrųjų gyvename tame autopilote ir mums kažkas, kas atrodo yra nesaugu arba kitaip, tai mes iš karto atmetam, tiesiog pasakydami, kad aš esu užimtas, aš neturiu laiko, pas mane yra taip, pas mane yra kitaip. Pavyzdžiui, kaip labai dažnai būna su žmonėmis irgi kalbu apie veiklą, kurią užsiemu, ar ne? Ir aš suprantu, ne visiems yra ta veikla, bet tarkim, kaip iškart žmogus save užsiblokuoja. Tarkim, tu jam pasakai, žinai, aš manau, kad tau labai šauniai sektus, nes matau, kad tu ir šiaip esi aktyvus socialiniai erdvėjai. Na ir žmogus pradeda sakyti, ai, aš nemoku pardavinėti, ai, aš nemoku daryti online video, kaip tu darai, ai, aš nemoku čia viešai. Ta prasme, jisai tiesiog pareidžia visą tiesiog sąrašą dalykų, bet to, kad paimtų ir pasėdėtų. Šita mergina mato manyje kažkokį potencialą. Ok, gal iš tikrųjų, jeigu aš pradėčiau užsimti kažkokią veiklą, gal kažkas iš to gautųsi, gal aš užaugčiau kaip asmenybė, gal tai yra ženklas iš visatos ar Dievo, ko aš prašiau, ir tai yra ženklas, bet aš pats jį atmetu. Galbūt aš galėčiau išmokti, gerai, aš dabar nemoku daryti to, bet tam aš ir prisijungčiau tą veiklą, kad aš išmokčiau, tam aš ir pradėčiau tą daryti. Tai aš esu nekartą kalbėjusi, kad prieš 6 metus, kai aš pradėjau verslą online, aš tikrai negalvojau, kad vieną dieną rašinėsiu savo podcastą. Aš tikrai negalvojau, kad mano gyvenimas bus toks, kad aš galėsiu pusę metų praleisti Azijoje. Ten man tos 3 savaitės atrodydavo daug, o ką galvoti apie pusę metų. Bet kai aš atėjau čia, kai aš pradėjau mokytis iš žmonių, kurie jau žinojo, kaip tai padaryti, kurie turėjo susikūrę finansinę laisvę, kurie galėjo dirbti iš bet kur. Ir aš imdama tos patarimus iš tų žmonių, mokydamas irgi būdama žalia visoje toje sferoje, visoje industrijoje, visoje veikloje,
aš pradėjau daryti tai, ką jie rekomendavo ir taip aš išmokau. Pas mane irgi nebuvo, kad aš atėjau ir viską mokėjau ir žinau, kaip live daryti, kaip storius įsidėti, prasme, tu viską ir išmoksti, bet tas ir yra, kaip žmogus pradeda naują darbą, jis išmoksta tai ir ne, jis išmoksta, kaip dirbti su sistemom, jis išmoksta, kaip daryti kažkokius tai veiksmus tame darbe. Tai mes viską galim išmokti, tik tai mes patys save bandom, kaip sako, nuo to, kaip pasakyti, atšnekėti, net gerai nepagalvoja apie tai iš tikrųjų. Tai labai dažnai pastebi žmonėse ir pati savyje. Ir dėl to, vat, būtent šitoje kelionėje aš galbūt pradėjau kitaip į viską žiūrėti ir sakyti, kodėlgi ne. Kodėlgi ne, kodėl vietoj to, kad ieškoti priežasčių, kodėl aš to negalėčiau daryti, kodėl aš galėčiau tai daryti, ne? Vietoj to, kad bandyti save perkalbėti. Nes iš tikrųjų, aš žinau, kad šita frazė labai skamba, kaip sakant, čyzi, bet mes iš tikrųjų gyvenam vieną kartą. Iš tikrųjų gyvenam vieną kartą. Bet žiūrint į žmonės iš šono, žmonės gyvena taip, lyg jie dar turi tūkstančius gyvenimų, dar jie čia gyvens. Ir mes pamatom, gal koks žmogus numiršta, kažkas vyksta, mums atrodo, nu, aš tai dar nemirštu ir dar turėsiu ten kokį 50 metų. Iš kur tu žinai? Nenoriu aš, aišku, čia skambėti labai negatyviai, bet iš kur tu žinai, kad tu dar turėsi tos 50 metų. Galbūt ir tu turi tik vieną savaitę, galbūt netgi mažiau. Mes tu nesusimąstom apie tai, kol kažkas neatsitinka mūsų artimoje aplinkoje, pažiūrėk, jaunas žmogus numiršta visiškai, kaip sako, netikėtai, bemiegodamas, ar ten kažkokie avariai vyksta. Nu, ta prasme, priežasčių, kaip mes galim išeiti, yra labai daug. Bet ką aš noriu pasakyti, kad vietoj to, kad būt toje egzistencijoje ir gyventi kiekvieną dieną, žodžiu, stumti vos ne va darbas, vat kai būna dažnai su žmonėm irgi kalbu, su gimtadieniu pasveikinu, ar ne, ir vat paklausiu, kaip tavo nuotaikos. Ir dažnai tas būna žmonių atsakymas, ai, čia pasenau dar vienais metais, ai, kokios čia nuotaikos, tik koks šitas gimtadienis. Tas toks negatyvas, pesimizmas, toks skamba ir atrodo, nu, taigi tu džiaugis, kad tu iš viso gyveni. Tai aš ir sakau žmonėms, kad sakau, kiti žmonės nesulaukia rytojaus, o tu dabar skundiesi, kad tau su juo 30 metų ar 40 metų ir tu gali dar gyventi, ta prasme, ir jeigu dar esi sveikas, tai iš viso yra visiška dovana būti gyvam šiuo momentu. Bet ne, žmonės tada ieškos, dėl ko padėjuoti, dėl ko pasiskūsti, ar ne, kad va, čia taip ir taip, bet okei, kai tu gulėsi jau ten tą paskutinę savo minutę, ar tu galvosi apie tokius dalykus, tu kaip tik galvosi, kaip aš norėčiau dar vienus metus nugyventi, kaip aš norėčiau dar praleistus momentus ir panašiai. Ir vat iš tikrųjų per šią visą laiką, kai buvau Baly ypatingai, tai buvo mano tikriausiai didžiausias darbas su savimi po labai ilgo laiko tarpo. Nes pasinėriau tą visą kontrolės pasileidimą, pasinėriau įvairias aktyvacijas, ką praeitą savaitę dalinausi, gausos kursą perėjau apie pinigus, ką dirbu irgi su kiekvieną dieną, kaip spiritualiai save pakelti, energetiškai pakelti ir atliekant aktyvacijas, iš tikrųjų įtikinti save, kad tu gali turėti tą kitą lygį, kuriuo tu nori. Pradėjau eiti, kaip minėjau, jogos klases, kur ne tik kad joga, bet tai buvo iš tikrųjų labai vidinis darbas su savimi. Paleidimas įvairių programų, įvairių įsitikinimų ir naujų sprendimų prieimimas. Ir ypatingai dabar paskutiniai klasiai, kur buvau, aš tiesiog labai toje klasėje, kadangi toje klasėje mums leidžia daryti, ką mes norim, iš tikrųjų, ten tau nereikia netgi sekti tos visos klasės, tu gali tiesiog šokti, gali miegoti, gali medituoti, gali visą laiką rašyti žurnalą, tau niekas dėl to nieko nesakys. Ir aš iš tikrųjų būtent šitoje paskutiniai klasiai labai tiesiog leidau savo mėgautis visų momentų, tiesiog būti čia ir dabar, žiūrėti žmonės aplinkui, ką jie daro, kaip jie, ta prasme, neteisiant, ta prasme, o žiūrėkis ten šoka arba žiūrėkis tenais miega, ne, tiesiog žvalgydamas į žmonės tiesiog su šypsena. Ir pamačiau iš tikrųjų keletą žmonių, nes, kaip minėjau, tai yra klasė, kur mes dirbam su vidiniais dalykais. Ne tik, kad atėjom pasitampyti ir išeiti. Tai yra iš tikrųjų labai stipri klasė, labai visiems rekomenduočiau susirasti Empowerment Flow kažkur, kur yra aplink jūs, o jeigu būsit Baly, tai tikrai ateikit į Yoga Barn ir šeštadieniais 11 val. Pamatysit, kokia ta klasė yra. Ir mačiau, kaip žmonės verkia, o verkia dėl ko? Dėl to, kad jie paleido kažkokius tai baimės, kurias jie turi savyje. Mes visi turime arba tam tikrus blokus, kurie mus stabdo nuo to geresnė versijos savęs ir panašiai. Ir iš tikrųjų pačiai buvo toks labai man stiprus emocinis momentas, kad iš tikrųjų aš tavęs paklausiu, taigi kokio tu gyvenimo nori. Ir šioje kelionėje aš tikrai supratau, kokio gyvenimo aš noriu, o ne kokio tikisi iš manęs kiti. Ir tu, kai paleidi tą sprendimą, ką mes rašėmės, kad sprendimas yra toks, ar ne? Ir tu turi iškart iš tikrųjų numatyti, dėl ko iš tikrųjų žmonės, kai kažką priima naujo gyvenime, ar ne, ar ateina kažkoks netikėtumas, ar kažkas neįeina per planą, jie nuleidžia rankas. Tai mes iš tikrųjų užrašym, kokia bus ta pasipriešo, kas mus bandys galbūt pakišti koją, kad tai vyktų realybė. Ir iš tikrųjų, kai tu numatai tuos dalykus, kai jie įvyksta, tau nebūna taip sunku, nes tu žinoji, kad tai bus.
Tas pats yra, pavyzdžiui, ir versle, ne, ką mes dažnai sakome, taip, tu turėsi labai daug ne, tu turėsi labai daug ignoro, kažkokie žmonės tavęs nepalaikys, nesupras. Ir kai tu jau taip nuspėjai, kad tai bus ir kai tau taip įvyksta, kažkas pasako ne, kažkas kažkokį negatyvą pasako, tu nekreipi dėmesio, nes tu žinai, kad tai yra dalis proceso. Tai lygiai tas pats, kaip laikantis mitybos sveikos. Tu žinai, jeigu laikaisi sveikos mitybos, nuvažiuosi kažkokį vakarėlį, bus daug pagundų. Tai tu turi nuspėti, ką tu darysi tame vakarėlį. Ar tu eisi ir valgysi, kas ten yra padėta, nesilaikysi to savo plano, kurį laikaisi, ar leisi savo kažkiek atspaduoti. Žodžiu, esmė tame, kad numatysi, ką tu darysi. Ir iš tikrųjų tada mums nėra taip sudėtinga, negu kai mes įsivaizduojam, kad viskas yra perfekt, kad, žodžiu, viskas bus tobulai ir žiūrėk, kažkas nesigauna pagal planą, tada žmogus iškart pradeda sakyti, čia ne man, čia nesigavo, čia neišėjo ir panašiai. Tai va tą mes irgi klasėje visada identifikuojam, kas mums iš tikrųjų trukdys. Tai jeigu, pavyzdžiui, nori pradėti veiklą ar ne, verslą, ar kažkokį žengti didelį žingsnį į priekį, kas tau trukdys? Kitų žmonių nepalaikymas, kitų žmonių nesuvokimas, ką tu darai, ar kažkokie negatyvai, tai turi tiesiog tos dalykus išrašyti ir išjausti. Ir patikėk, kad čia yra labai, labai, labai efektyvi praktika iš tikrųjų. Ir apskritai per šią visą kelionę mokymas iš pačių budizmo, hinduizmo, vat, pavyzdžiui, paimkim Balį kaip pavyzdį, ne, tai yra hinduizmas, tai yra vienintelė sala Indonezijoje, kur yra būtent hinduizmas, nes dauguma Indonezijos salų yra musulmonai, o čia iš tikrųjų baliniečiai turi ypatingai išskirtinį tikėjimą dėl to, kad jie yra baliniečių hinduizmas, tai yra kitoks negu Indijoje. Ir čia yra taip pat ir budizmo atšaka, ir taipogi yra dar ir animizmas, dėl to pas juos yra labai daug įvairių gyvūnų, su kuriais jie turi įvairių ir ceremonijų, ir nuotraukų, ir taip toliau ir panašiai, žodžiu. Ir ką išmoksti čia, vat, kas man labai strigo šitą klasę, kur buvau, kad vyras šitas, kuris vedė, pasakė, šiaip yra iš Amerikos kilęs ir sako, kas man labiausiai patinka Bali, kad mes esam tokioje kultūroje, kur žmonės dar nežino visko. Kai aš gyvenu kultūroje, kur žmonės žino viską, ar ne, nes mums atrodo, kad vakarai, ten, kur mes gyvename, mes viską žinome, mes visą išsiaiškiname ir panašiai. Bet iš tikrųjų, būnant Bali, tu ir apskritai Tailande, tu gali pamatyti žmonės, kad jie yra pasišventę tikėjimą. Ir jie, kaip sakant, vietoj to, kad mes viską žinom, mes esame valdovai pasaulyje, jie žino, kad yra kažkas daugiau negu jie, kad yra aukštesnės jėgos. Ir dėl to jie ir tiki, kad tas spiritualus ir fizinis pasaulis sąveikauja kartu nuolatos. Ir tam, kad jie būtų balanse, dėl to jie ir duoda tuos vadinamus offeringus. Ir jie labai daug laiko skiria tam, kad paruošti. Įsivaizduokit, kiekvieną dieną tu turi sudėti šviežius krepšelius, ką daro moteris. Iš vakaro ruošiasi rytojui. Ir tikrai aš mačiau savo akimis, koks tai yra kruopštus darbas, kiek laiko atima. Ir tai jos daro kiekvieną dieną, nes tos krepšelius deda 3 kartus per dieną berods, ryte, dieną ar vakare. Ir tie vainikėliai yra tam, kad paaukoti dievams, išreikšti padėką savo protėviams, dievams ir apskritai tas toks prašymas palaikymo, to kooperatyvumo, ar ne, su aukštesnė jėga, su dievais. Ta prasme, čia yra kažkas, ko aš dar niekur nesu pasaulyje mačius, ką aš mačiau Balį iš tikrųjų. Ir aišku, Tailandas irgi yra tikrai, turi budizmas, ten yra kažkas nuostabaus, bet čia yra toks didžiulis žmonių susivienijimas, pavyzdžiui, apsirengia tos pačius rūbus, ar ne, baltais drabužiais ar geltonais, priklausomai nuo progos. Ir jie visi kartu, visa bendruomenė, visas kaimelis eina, ten nežinau, ar vaiko kažkokios vyksta ceremonijos, ar kažkoks tai, ar laidotuvės, ir viską daro bendrai, žodžiu, viską daro bendrai su tais pačiais drabužiais. Ir tas toks susivienimas, ir tai jiems yra iš tikrųjų labai svarbu, tai yra labai labai svarbi jų gyvenimo dalis, suprantat, ko aš sakau, dar niekur nesu mačiusi. Ir tas tikėjimas karma, iš tikrųjų, kad tai, ką tu darai kitiems, be abejo, yra irgi blogų žmonių, kaip ir visur, kurie tikrai to nesilaiko, ar galbūt net nėra tikintis ir panašiai, bet tas tikėjimas karma, kad ką tu duodi kitam, tu gausi atgal, tai irgi yra kažkas, ką aš išmokau labai stipriai iš Azijos. Ir dėl to man čia tai patinka ir būti, nes man visa ta filosofija, kaip jie gyvena, kaip jie žiūri gyvenimą, kaip jie išreiškia padėką, kaip sakant, tai pačiai žemei, viskam, ką mes turime, ar ne, vietoj to, kad kaip galbūt dažnai yra vakarų pasaulio, ne, kad ai, va čia taip yra, ir ten žmonės skuba, lekia, bėga, verčiasi per galvą, žodžiu. Ir labai dažnai, ką mes va čia irgi diskutavom, kad tie žmonės netgi nėra laimingi, kas iš to, kad jie ten turi ir gražias mašinas, ir gražius darbus.
ir ten geras pajamas, bet kas iš to, kad jie vis tiek nėra tokie laimingi kaip tie žmonės, kurie galbūt gyvena čia ir gali vakarus leisti su savo šeima. Pavyzdžiui, kai turėjom čia vieną vakarą fotosesiją, ir aš taip apsižvalgiau aplinkai, pamačiau vyrą balinėti su 2 vaikais, kuris tiesiog saulėje leidžiantis žaidė šalia, jisai gyvena šalia, žodžiu, paplūdimio. Paprastame namelį, paprastame ten ne kažkokia vila, tiesiog paprastas namelis, kažkokia paprasta baliniečių, žodžiu, namukas. Ir jie tiesiog gyvena šalia jūros ir jie išeina su vaikais, su šuniukais vakare, tiesiog pasidžiaugti saulėlydžiu. Iš tikrųjų, ir čia tada tu pagalvoji, čia ir yra tas gyvenimo džiaugsmas, o ne kažkokie tai, kaip sakant, atsisėdimai prie stalo, brangiausi gėrimai ir panašiai, ten pasirodymas, kas ką padarė ir panašiai. Dėl to iš tikrųjų tavo mąstymas visiškai pasikeičia. Tu pradedi žiūrėti daug dalykų visai kitaip, tu pradedi norėti apsupti savęs su visai kitais žmonėmis, nes tu supranti, kas tau yra iš tikrųjų vertybės. Tai labai daug pamąstymų po šios kelionės ir man pačiai bus įdomu, kaip aš pati jausiuosi Europoje grįžusi, nors sakau, tai nėra man pirmas kartas, bet šis kartas buvo galbūt toks stipresnis atsivėrimas ir priėmimas viso to, ką turi šita kultūra, ką vietiniai daro, įsiklausimas juos, nes ypatingai per šią kelionę supažinom ir su daug naujų žmonių ir vietinių žmonių, kurie čia gyvena ir kurie papasakoja apie savo gyvenimus ir įvairių istorijų, žodžiu. Tai tiesiog, nežinau, net yra sunku iš tikrųjų sudėti viską į žodžius, bet šiuo epizodu tiesiog noriu mėlėjus paraginti, apmastyti, tiesiog apmastyti iš tikrųjų savo esamą gyvenimą. Ar tai, kur jūs esate šiuo momentu, iš tikrųjų yra tai, ko jūs norite, ar tai yra dėl to, kad kažkas nori iš jūsų, dėl to, kad kažkas tikisi to iš jūsų. Ar tai yra iš tikrųjų gan gilus dalykas, ne visi norės tai atsakyti. Kiti žmonės nuo šito klausimų bėgs ir tiesiog eis daryti savo darbus ir, kaip sakant, prausis, viena ateis, kita išeis. Gal kažkada po metų, po 2, po 3, gal kažkada pradės apie tai mąstyti. Kai kurie žmonės galbūt mąstys jau dabar ir klausia vestų klausimų. Ar tai, ką aš turiu šiuo momentu, yra iš tikrųjų gyvenimas, kuriuo aš noriu? Ar tai yra, kas iš tikrųjų sutinka su mano vertybėmis, sutinka su tuo, ką aš noriu sukurti, ar ne? Ir tai, ką aš dariau per paskutinius porą mėnesių, ypatingai analizavau šitos dalykus ir galiu pasakyti, kad darbas su savimis apskritai nėra lengvas, bet jis yra nuostabus, nes dauguma žmonių pasaulyje iš vis net neužsiema tokiais dalykais, ar neklauso nei podcastų, nei kažkokių ten neužsiema ritualų ir panašiai. Dauguma žmonių tiesiog, kaip ir minėjau, yra tame autopilote, ką jie mato aplinkui, tą jie replikuoja. Ir kaip ir praeitą savaitę minėjau, net tas copy-paste metodas, kad žmonės galbūt neturi pinigų savo banko sąskaitoje ir vietoj to, kad jie galvotų, ką aš galiu padaryti kitaip, kad galbūt mano gyvenimas pasikeistų. Jie daro lygiai tos pačius dalykus, kuriuos darė prieš tai. Ir paskui stebisi, kodėl mano gyvenimas nesikeičia, kodėl viskas yra taip ir taip. Nes tol, kol tu nepradėsi daryti kažko kitaip, tol niekada pas tavęs niekas nesikeis. Tol, kol tu pats netapsi daugiau, tol pas tave neteis nieko daugiau. Ir nereikia norėti mažiau problemų, reikia norėti daugiau įgūdžių. Nes iš tikrųjų mes patys viską įtakojame savo gyvenime. Tai taip ir užbaigsiu savo kelionę Azijoje su šiuo epizodu. Ir dar kartą noriu priminti, nes vis sulaukiu žinučių, ar vis dar galima prisijungti nerimo paleidimo grupę. Tai vis dar galima, nes kaip minėjau, šita grupė liks visam laikui. Jūs galėsite atlikti užduotis, kada jūs norit, kada jums patogu. Jos liks visada. Tad galite prisijungti parašę man žinutę per Instagramą Agnoela podcastas arba Facebook'e Agneder. Ir taip pat iš po praeito epizodo gavau irgi įvairių žinučių apie šitą gausos kursą, kurį praėjau. Tai taipogi parašykit man, jeigu jums yra aktualu energetiškai kelti savo pajamas ir apskritai esat pasiruošę pokyčiams gyvenime, tai tikrai rekomenduoju jums šitą visą kursą išklausyti patiems, dirbti su šito blueprintu ir atlikinėti aktyvacijas, nes pamatysite, tikrai bus didžiulis pokytis. Aš kai pradėjau nuo balandžio galo, galiu pasakyti, dar tapau ramesnė, dar labiau tikiu visų procesu, kad viskas susidėlios taip, kaip turi susidėlioti, bet to, kad sėdėti ir bandyti kontroliuoti visas situacijas, kuriuo aš tikrai negaliu sukontroliuoti, tu tiesiog leidi tiekmiai judėti į priekį ir mėgautis visą kelionę, kad ir kokia jinai bebūtų, kad ir yra pakilimai, yra nuosmukiai, yra iššūkiai, yra testai, bet tu mėgaujies tą kelionę. Ir čia yra visas grožis, mėlyje, nes labai dažnai mes galvojam, kai mes kažką pasieksim, arba jeigu tu nuolatos galvoji apie tą kažkokį tikslą, ne,
ir tu sakai sau, vat kai aš jau ten būsiu, tada aš pasidžiaugsiu. Tikrai ne, nes jeigu tu neišmoksti dabar džiaugtis, tu neišmoksti džiaugtis netgi, kai tu būsi toje viršūnėje. Ir tai iš tikrųjų yra visose srityse. Tai va, tai ačiū, kad buvot su manimi ir taipogi nepamirškite palikti atsiliepimo Spotify, jeigu jums patinka šitas epizodas, šitas podcastas, palikite 5 žvaigždutes ir taip pat YouTube palikite thumbs up. Ir jeigu jums apskritai rezonuoja, ką aš dalinuosi, parašykit man asmeninę žinutę ar per Facebook ar Instagramą Agneder ar Agnuela podcastas ir pasidalinkite su savo artimais, skleiskit žinę, galbūt yra kažkam, kam reikia šio podcasto, galbūt kažkam reikia išgirsti šios dalykus, kuriuos mes kalbam jūsų artimame rate, tad tikrai pasidalinkite savo socialinėje erdvėje, užmėkite mane ir skleiskime žinę. Tad ačiū, kad buvot ir gražios visiems savaitės.